Šiandien piešim paukštelį. Paprastas paukštelis, kurį galima nupiešti iš cepelino formos. Iš plonesnio, o toks pailgesnis paukštelis. Iš storesnio, labiau privalgęs paukštelis. Na va, tai mes ir pradėsim nuo cepelino, kurį išsiliesim vandeniu. Bet dabar tą cepeliną liesim ne va šitaip gulinti, o truputėlį pakilus į viršų. Aš padarysiu specialiai cepeliną šiek tiek su spalva, kad jums matytųsi. Va, šiek tiek pailga ir pakilusi į viršų. Tada išeina gražesnė paukštelio poza. Išliejam gana šlapiai ir kol jisai šlapias, aš galiu įlieti įvairių spalvų, leisti, žodžiu, joms lietis, galiu truputį pasimaišyti, sakysim, norimas spalvas kur nors atskirai ir tada įlieti. Galiu iš karto iš viso dėti. Žodžiu, susidedu spalvų ir netgi, jeigu noriu, galiu šiek tiek palankstyti, pavarvinti, leisti susilieti. Ir jeigu man šiek tiek per šviesu, nes aš žinau, kad kai išdžius vis tiek pašviesės, tai aš tiesiog galiu papildomai dar kažkur uždėti vandens arba dažų. Priklausomai nuo to, ar noriu tamsinti ar šviesinti. Jeigu tamsinu, dedu dažų, jeigu šviesinu, dedu vandens. Jeigu matau, kad jau truputėlį kažkur per daug vandens, galiu nusausinti teptuką ir šiek tiek su sausu teptuku nugerti vandens perteklių. Ir kol jisai dar šlapias, aš prijungiu jam galvą. Galiu pasidaryti kokios tik tai noriu spalvos. Ir tiesiog pačiam viršuje aš uždedu prie cepelino, žodžiu, ratuką dar. Čia bus mūsų paukštuko galva. Galima arba palikti taip, arba šiek tiek viršutinę dalį sulieti. Ir aš dabar jau su plonu teptuko galu padarysiu jam snapelį. Jis iš karto darosi panašesnis į paukštelį, o kitoj pusėje iš karto, irgi kol dar šlapias, tada gražiausiai susilieja, pratęsiu uodegą. Tai va, jam šiek tiek užlenksiu ir kad jisai nebūtų toks kupruotas, va šitą dalį paversiu sparneliais. Iš tikrųjų šiek tiek net per daug palenkiau tą savo cepeliną šį kartą, bet va, kai paverčiu sparneliais, visai neblogai atrodo. Ir leidžiu lietis. Dabar ties galva yra kiek daugoka dažų, aš taip ir paliksiu, bet aš noriu, kad jam akytė matytųsi, tai aš su kitu teptuko galu uždėsiu ir truputį pasukiosiu teptuką, kad toj vietoj atsirastų toks taškelis. Va, jeigu leisiu nubėgti dažams, pasimatys, kad liko toks taškiukas toj vietoj, kur įspaudžiau su teptuku. Ir kadangi aš į visą tokį mėlynai, tokį darau gana mėlyną, tai ir kojytės aš jam ne geltonas darysiu, o raudonas. Dabar paukštelis dažniausiai ne va taip tiesiai stovi, o truputėlį į priekį kojelės palenkęs. Tai aš jam tiesiog prikabinu tokias kojelės į priekį, nagelius, 3 į priekį, 1 atgal. Ir jeigu noriu, galiu šiek tiek pastorinti ties kūnu. Būna kartais, kad ties šitą vietą kojytės šiek tiek platesnės. Tai toj vietoj, kuris įlieja į pilvelį, uždedu daugiau spalvos. Gal dar leisiu pavarvėti, kad dailiau būtų. Na, va, tokia tamsesnį pilvelį pasidarėm. Pašviesinkim vos. Na va. Nu ir aš turiu tokį keistą paukštelį pasisodinus, bet visai gana gražiai ir greitai padariau. Kojytės beveik išdžiūvę, tai aš iš karto pabandysiu toj vietoj pasidaryti sniegynus. Aš išsitepu šitą dalį vandeniu, bet jeigu priliečiau prie ten, kur dar piešiau ir neišdžiūva, pavyzdžiui, prie uodegos arba prie kojos, man truputį išsiliejo, bet man visai gražu. Čia atskirai pasidarau
ryškios mėlynos spalvos ir tada tą mėlyną spalvą tiesiog truputį įleidžiu į sniegynus. Ir vos pavartysiu, vėl kaip paukštelį, kai dariau, ar ne? Vos pavartysiu, leisiu sniego spalvai pačiai pavarvėti vieną ir į kitą pusę. Ir dar apačioje ištepsiu su vandeniu, nes kai kur visai nekliuvo vandens. Na ir dabar mano paukštelis tupi ant sniego pusnies. Dar palenkus va taip palaikysiu, nes ties kojytėmis liko visai balta. Bandau padaryti, kad va ties kojomis atbėgtų šiek tiek irgi mėlynumo. Na va. O viršuje galiu, kad nebūtų labai taip tuščia, irgi pasidaryti kažką, pavyzdžiui, kokį debesėlį. Aš turėjau jau mėlynos spalvos, dar šiek tiek su vandeniu pamaišius. Man išėjo visai graži, tokia nelabai šviesi, bet ir nelabai tamsi mėlyna spalva. Pavarvinau, tai užteko ir kitam kraštui. Ir dabar, kad fonas nebūtų visai tuščias, aš tiesiog tą foną dar truputėlį pataškysiu, šiek tiek ir paukštelių kliūva, šiek tiek fonui ir jis iš karto užsipildo. Paskui pasiimu vandens, tada išeis šviesesnė spalva. Ir paskui iš viso išsiplausiu teptuką ir užtaškysiu vien tik tai vandeniu. Tai tada pabals, atsiras tokios baltos dėmelės mano debesyse ir pusnynuose apačioje. Matau, šiek tiek susidarė bala, tai aš nusausinsiu teptuką su pirštais ir išgersiu šitą balą viršuje. Ir kai išgersiu balas, jau čia vėl šiek tiek apdžiūvo, galiu dar truputį pataškyti su vandeniu. Jeigu nesinori, kad čia būtų išbėgusi uodega, aš galiu tiesiog dar tą vietą paplauti su vandeniu. Pašviesėja, lieka tik tai toks šviesus sniegas, bet ne uodega išsiliejusi. Ir va šitą vietą truputį pašviesinsiu, kol šlapia aš galiu drąsiai tai daryti, nes manau, kad šiek tiek per tamsiai užpiešiau. Na va, o visur kitur paliksiu džiūti, čia viršuje ant galvytės labai gerai, kad yra bala. Ir kai išdžius, pažiūrėsime, kas išėjo iš arčiau. Na štai paukštelis išdžiuvo, matosi, kad truputį pašviesėjo spalvos ir žydra liko labai švelni. Paukštelis ryškus, bet ne per daug ryškus, dėl to, kad mes, kai liejam pirmą vandenį, paskui dedam spalvą, arba uždedam spalvą ir dar paskui praskiriam su vandeniu, tada mūsų spalva nėra labai intensyvi, lieka labai gražus akvarelės peršviečiamumas. Na va ir štai, toksai mano paukštelis, vienas iš keleto kitų paukštelių. Kiekvieną kartą piešiant išeina vis kitoks. Galima, jeigu norite jam kažką pridėti. Dabar matosi šitie cepelinai buvo piešti tokie gulintis, tada išeina paukštelis, na, toksai susirūpinęs, pasilenkęs, lyg valgantis kažką. Tai šitam įdėjau į burną šakelę, uždėjau kepurėlę, žodžiu, ir iš jo valgantis paukštukas. Jeigu mes truputėlį pakeliam tą cepeliną, galima sakyti, ne, šiek tiek paverčiam į viršų, na, išeina galvytė į viršų pakėlęs paukštelis, arba netgi, vat, kaip šitas mano, net visai beveik, žodžiu, atsistojęs, tik labai juokingai iš tikrųjų iš jo virstantis su savo kojytėmis. Bet galite pasibandyti, eksperimentuoti, žodžiu, ir žiūrėti, kas jums išeis, kokio charakterio paukštukas. Pagal tai galima dar ant išdžiūvusio, jau dabar galima pripaišyti, pripuošti jam, kažkokias ir plunksnelės nupiešti, ir uogelės, snapelį įdėti kažką, ir ant galvytės, ar kuodą, ar kepurytę dėti, žodžiu, duvanyčių šalia pridėti, jeigu norisi. Jeigu žiema, tai sniegynuose darom. Lygiai taip pat tokį patį paukštelį galima daryti pavasariu, tada piešiate aplinkui ne sniegą, o žemę, žolę, šakeles kažkokias, lapus, žodžiu, saulės spindulius ir sukuriat visai kitą nuotaiką.
Tai va, sėkmės piešiant savo paukštukus. Iki.